Kaupikliai kartais apsimoka netgi ir be jokių valstybės pagalbų, netgi ir be valstybės paramos. Tos situacijų yra iš tikrųjų nėra labai daug, tačiau tų situacijų vis dažniau pasitaiko, nes tinklas apkrautas ir reikia kažkaip tai spręsti šitą dalyką. Kai kurie norėdami turėti saulės elektrinę ir taip taupyti, nemokėdami už elektros energiją, gali negauti ESO sąlygų. Tai kaupiklis yra vienas iš sprendinių, saulės elektrinė su kaupikliu. Tai yra vienas iš sprendinių, nes saulės elektrinė dienos metu, kai saulė šviečia vasarą, sugeneruos tikrai tiek, kad nesugeba vartotojas paprastas suvartoti tos elektros energijos dienos metu. Tai į pagalbą ateina kaupiklis, kad galėtumėt grįžę namo po darbo naudotis nemokamą elektros energiją. Čia viena iš situacijų. Kita situacija yra, kai, tarkim, dėl kažkokių priežasčių yra pakankamai brangu pakelti elektros įvadą, o jums kartais prisireikia, tarkim, išmeto automatą ar kiti pritemsta lemputės ir taip toliau. Tai šitie kaupikliai taipogi sprendžia mažų įvadų problemą. Vadinama Power Boost funkcija, mes galim pasikelti savo įvadą tada, kada reikia. Tarkim, jūs turite 5 kW įvadą, o kartais reikia 8 kW, orkaitės reikia ar dar kažko. Taigi, kaupiklių sistema jums gali patenkinti tą 3 kW trūkumą, kol jūs naudojatės elektros energiją. Kalbant apie funkcionalumus kaupiklių sistemose ir kainą, kodėl dar ta kaina skiriasi, tai vieni kaupikliai yra labiau paruošti tam vadinamam smart gridui, išmaniam tinklui. Pavyzdžiui, šita kaupiklių sistema, jinai kaip ir nėra pritaikyta tokiai sistemai, o SolarEdge sistema yra pilnai pritaikyta dirbti su biržos kaina ir gali matyti, kada elektra kainuoja brangiau, kada pigiau ir priklausomai nuo to krauti bateriją ar iškrauti, ar duoti į tinklą. Ir gali matyti, kaip jau esam girdėję, kad kartais tinkle būna neigiama elektros kaina, tai tuo momentu galime elektrinę tiesiog pristabdyti ir neduoti tos elektros į tinklą. Nes, kaip žinom, versle jau niekas nebegauna dvipusės apskaitos sąlygų. Tuo tarpu fiziniai vartotojai dar gali džiaugtis dvipusės apskaitos sąlygomis, aišku, ruošdamiesi ateičiai, nes kaip ir žinome, kaupiklių sistema, kaip ir saulės elektrinių sistema, yra suprojektuota veikti 20-30 metų. Taigi per tą laikotarpį gali ir prireikti šitos funkcijos. Taigi yra tokia lietuviška patarlė: skupus moka 2 kartus. Pasimokykim iš jos ir įsivertinkim, ar tikrai norėsim, jeigu kas, keisti visą kaupiklių sistemą ar kažkurią tą jos dalį, kad galėtume prisitaikyti prie kintančių sąlygų saulės elektrinių turėtojams, nes kai kurios sistemos jau gali būti šiandien pilnai paruoštos, kad veiktų net ir po 20 metų.